Sveiki, reikalinga 10 namų, kurių kaina būtų milijonas arba brangesnė Lietuvoje. Čia eina kalba apie Lietuvos rinką, nors brokeris iš Majamio, kaip matote, kreipiasi jūs, bet mums reikalinga 10 namų. Tik tai 10 namų nuo milijono eurų ir brangesni. Dabar, ką mums tie namai reikalingi? Mes esame namų brokeriai, nekilnojamo turto kompanija, nekilnojamo turto brokeriai, ir tos 10 namų, tikslas parduoti tos 10 namų per ateinančius pusę metų, sakykime, ne, toks terminas, gal parduosim greičiau, gal visus greičiau parduosim, bet tikslas pasimti tik tai 10 namų, milijono arba brangesnių namų Lietuvoje ir visus juos išparduoti. Ne? Vien tik marketingui bus išskirta 100 000 eurų, tai vidutiniškai po 10 000 kiekvienam namui, arba po 20 000 per mėnesį bus išleista vien tik šitų namų marketingui. Todėl kas parduodat namus, kai ką žiūrėjau, Lietuvoje šiuo metu yra 77 namai reklamuojami portaluose ir čia jau su agentūros. Tai jeigu agentai, brokeriai agentūrose pardavinėja tokią namą ir nėra pirkėjų, nėra judėjimo, tai irgi kreipkitės, mes sumokėsime jums tą, sakykime, referral fee arba nukreipimo mokestį, rekomendacijos mokestį sumokėsim jums. Jeigu esat pats savininkas, tai kreipkitės tiesiogiai. Namų brokeriai mane galite atrasti arba telefonu 8660-22-120, 8660-22-120, arba namų brokeriai Facebook'e, pridėkit prie draugų namų brokeriai, arba Skype'as namų brokeriai, arba rašykite elektroninį laišką namų apie Lietuvą kalbą LT pasakiau. Reiškiasi, dabar sąlygas, ar jūsų namas tiks pardavimo ar ne, mes darysim atranką, nes aišku, bus ir tokių atvejų, kai žmogus sakys, parduokit mano namą už milijoną, padarius pirminę analizę, paaiškės, kad jo namas nei pusę milijono nekainuoja, geriausiu atveju pusę milijono, bet žmogus nori milijoną, ar ne? Tai tokių namų, aišku, mes neimsim pardavimą. Tiesa, pigesni namai, mes prekiaujam namais, ir pigesni namai ar už 500 000, 800, 200, 100 000, ar 50 000 ir pigesni, kreipkitės. Aišku, tokio brangaus marketinginio projekto jūsų namam nedarysim, bet mes turime marketingistų komandą, kuri parduos jūsų namą greitai ir galite pažiūrėti. Mes turime pavyzdinių pardavimų, yra pardavėjai nufilmuoti namų brokerių YouTube kanale. Namų brokerių YouTube kanale, pažiūrėkit, ten yra iš pardavėjų paimta interviu, kaip jiems sekėsi, kai jie patys pardavinėja ir kas po to nutiko, kai mes pradėjom reklamuoti jų namą. Arba kaip jiems sekėsi, dabar va Panevėžy parduotas namas, kita agentūra pardavinėja metus ar 2 ir mes pardavėm tą namą per 2 savaitės. Ir intensyvumas pirkėjų srautai buvo per 2 savaitės, o per 1 savaitę buvo labai stiprus, gauti 2 pasiūlymai, antrą pasiūlymą pardavėjas priėmė. Bet dabar mes kalbam apie milijoninius namus, kadangi norime ir užsirekomenduoti, ir užsiimti tą nišą pačių brangiausių namų Lietuvoje. Todėl Vilnius, Kaunas, Klaipėda greičiausiai bus čia šitie milijoniniai namai, bet mačiau ir liktai Ukmergėje ar kažkur tai yra kažkoks tai brangus namas, ar jis iš tikrųjų tiek vertas, nežinau, tai reikėtų daryti analizę, bet Vilnius, Kaunas, Klaipėda, patys brangiausi namai, mačiau brangiausias liktai 4 milijonai kainuoja, bent jau prašo tiek kainą, kiek jis kainuoja, neaišku, reikia ir vėl daryti analizę, žiūrėti, kiek jis iš tikrųjų būtų vertas. Tai va, kreipkitės tie, kurie turite kažkokių argumentų, kad ar tai vertinimą, ar tai pardavimų buvo jūsų kvartalė, jūsų teritorija, šitam segmente. Nelabai tinka argumentas aš tiek noriu, norėti galima daug, turi būti skaičiai protingi, nes milijoninius namus daro prielaidą, pirks protingi žmonės, net jeigu jie tos pinigus išlošia kazino ar loterijoje.
vis tiek jie turbūt turės patarėjus, kurie padės tos pinigus protingai investuoti. Tai va, 10 namų, tik tai 10 namų reikia. Projektą startuosim, kai turėsim visą komplektą namų, kai turėsim visus namus, tada mes ir startuosime. Dabar kas marketingistai, kas turite gerų idėjų, kaip išmarketinti šitos objektus, irgi kontaktuokit. 100 000 bus bendras biudžetas šitiem 10 namų ir visus 100 000 reikės sunaudoti, kad patraukti dėmesį, kad pasileisti žinią būtent apie tos 10 parduodamų namų Lietuvoje. Tai ir filmų kūrėjai, ir įtakotojai visokio plauko, ar ne, socialiniai erdvėjai. Žodžiu, visi, kas turite ryšių atitinkamų, bus išskirta tikrai geros sumos visiems, kas norės prisidėti prie tų 10 namų pardavimų, ar ne? Plius už marketingą už kiekvieną namo pardavimo taip pat galėsite dalyvauti, kas norėsite, bus mokama 20% nuo mūsų komisinių sumokama jums. Taip, kad pinigų yra, prekyba tokių objektų vyksta Lietuvoje, gal ne tiek daug, kiek pigesnių objektų, bet prekyba vyksta, kadangi ta krizė, recesija, kaip ir visada, dažniausiai paveikia tik tai tą ekonominį, sakykime, klasę, tos pigesnį tą turtą, o kur objektų kainos yra skaičiuojamas milijonais, ten dažniausiai taip stipriai nepaveikia šito segmento. Todėl pirkimas yra, ypač brokeriai, jeigu jums sunkiai sekasi arba esat pardavėjas, jūs dirbat su brokeriu, kuris jums sako, kad pirkimo nėra, tai netiesa, prekyba vyksta ir gana intensyviai vyksta, tik tai reikalingas stiprus marketingas. Aišku, pasiūloj objektų yra daugiau negu nuperka, žymiai daugiau šiuo metu, bet prekyba vyksta. Tik tai reikia atlikti tinkamą marketingą, paruošti tinkamą strategiją pardavimo objekto ir juos galima gana lengvai parduoti. Netgi dabar šiais laikais, kai visi tie negeri dalykai pasaulyje darosi. Taip, kad kontaktuokit namų pardavėjai, rekomenduokit, ar jūs esat brokeris, ar šiaip žinote žmogų, kas parduoda namą, rekomenduokit. Jeigu tai yra jūsų draugas, pažįstamas giminaitis, jums už tai bus sumokėta rekomendacinis mokestis. Jeigu tik tai paimsite iš aruodo, atsiųsit nuorodas, ar išskelbiu, ar Facebook'e kažkur, tai tada ačiū nereikia, nes aruodė pasitikrinti kontaktus mes ir patys mokam. Čia jums būtų sumokamas rekomendacinis mokestis tik tuo atveju, jeigu jūs asmeniškai pažįstate pardavėją, su juo bendraujat, jau gal ne vieni metai, draugai, giminaičiai esate kažkas ir jūs rekomenduojat, jums bus sumokamas irgi gana geras mokestis rekomendacinis, kadangi mes gauname gerus komisinius. Žodžiu, va tokiu būdu mes sukomplektuosim projektą 10 milijonų namų, atliksime marketingą daug stipresnį, nei paprastai įdėtas skelbimukas skelbimų portale. Kaip ir minėjau, biudžetas tam 100 000 eurų ir tuos pinigus mes jau padarysim viską, kad patraukti maksimaliai dėmesį ir tam tikslui samdysime ir išorinės marketingo komandas ir patys to klausimus dirbsime, kad pritraukti kuo daugiau dėmesį į šitos objektus, į šitos namus. Kągi, tai pradžiai tiek, o aptarti tos reikalus galime, kadangi, kaip matot, aš pats Majamyje, ne Lietuvoje, vandenyno dabar nesimato, yra tamsu, matosi tik tai, sakykime, miesto pusė, bet gal ir matosi kruiziniai laivai, man atrodo, ten tolumoj. Žodžiu, todėl kalbėsimės arba per Zoom konferenciją turėsim, arba per Skype'ą, arba per Messengerį galim pakalbėti, susijungsim gyvai, aptarsim sąlygas ir jūsų namą parduosim per pusę metų. Mūsų šūkis didelis ar mažus parduosim visus, tai sakykim, kad jūsų namas yra didelis, brangus, ar tai būtų milijonas, ar 2, ar 4, kaip Lietuvai tai yra tikrai brangus namai ir mes tuos visus namus parduosim. Jeigu kaina yra daugiau mažiau, tai jūsų prašoma kaina yra reali.
Tai va čia mes kartu ir nustatysim, ar tinka jūsų objektas šitam projektui ar ne. Ir jeigu tinka, tai 100 000 eurų vertės marketingas atiteks jūsų namui ir dar kitiems namams, ar ne, kitiems 9 namams. Tai kažkaip aš abejoju, ar Lietuvoje kas nors investuos tiek pinigų į priekį per pusę metų po 20 000, tik tai šitiem 20 namų abejoju, ar kas nors išleis marketingui. Mes tai padarysime, pasirašysim sutartis, aptarsim sąlygas, kokie darbai turi būti padaryta. Žodžiu, viską padarysime taip, kad būtų įsipareigojama ir iš jūsų pusės, ir iš mūsų pusės. Tai tiek. Čia buvo Miami brokeris. Atstovauju namų brokeriai. Žiūrėkite YouTube kanalą Namų brokeriai ir kontaktuokit mane tiesiogiai. 30 metų dirbu su nekilnojamu turtu, paskutiniai 10 metų vadovauju iš Miamio ir su nekilnojamu turtu turiu patirties dirbant ir Amerikoje, ir Bulgarijoje, ir Lietuvoje, tai skirtingose sistemose jau 30 metų. 21 metų aš startavau su nekilnojamu turtu, tai man dabar jau 50. Tiek, lauksiu jūsų pasiūlymų, jūsų namą įmanoma parduoti, nėra jie tokie baisiai brangus, galėsim sulyginti jūsų namą milijono ir sulyginti, kaip atrodo namas už milijoną Miamyje, galėsim sulyginti, kaip atrodo jūsų namas ir toks namas, kiek kainuotų Miamyje. Žodžiu, galėsim taip, kad patraukti daugiau dėmesį, palyginimus tokius netgi padaryti. Žodžiu, skirsime tam reikalui tikrai daug dėmesio ir visa socialinė erdvė turėtų tikrai pastebėti mūsų veiksmus ir, aišku, atkreipsime dėmesį šitų potencialių pirkėjų, kurie ne tik tai nori namą už milijoną, bet ir gali jį nupirkti. Kągi, ačiū už dėmesį. Darius iš Miamio. Brokeris Darius iš Miamio, mano telefono numeris 8660-22120, 8660-22120, didelius ar mažus parduosim visus. Iki malonaus, brangieji.